Prezentuosiu sportinį sausąjį masažą. Tikrai gali būti labai gilus, kaip giluminio masažo, deep tissue masažo poveikis. Ir sustato specialistų ergonomiką, rankas, kūną. Antras dalykas, jis naudoja principą, tokią techniką, kaip gal lietuviškoje kalboje atitikmuo būtų volavimas, kas susidūrė ir praktikavo miofascialinį savaitišką releizą su volais. Tai va čia tas volas labai panašus tą, ką masažuotojas atlieka rankomis. Ir dar vienas dalykas tai yra, kad didžioji dalis mano klientų, pacientų yra ženkliai didesni už mane. Kad jį labai gerai taikyti paruošiamajam sportiniam masaže, kadangi ten nėra sąlygų, nėra laiko sportininkui nuogai pilnai nusirengti iki ant pilvo. Tai jį galima atlikinėti ir per plonus rūbus. Pati pradžia tai yra tiesiog išjudinimas kūną, tuo pačiu lengva vibracija. Ir tada jau tiesiogiai pradedu dirbti su raumenim. Masažas nėra akcentuotas, kadangi tai yra kaip daugiau, aš demonstruoju kaip paruošiamąjį sportinį masažą, jis nėra akcentuotas į smulkesnės raumenų grupės. Jis akcentuotas į stambes raumenų grupės, pagrindinės, kurios kurių reikės sportininkui sportuojant. Tai va. Čia aš naudoju dabar delno pagrindus, dirbant su paravertebraliai, tai yra su ekstenzorių nugaros grupė. Viena pusė, pakaitinės ir kaip matot, aš stengiuosi minimaliai naudoti savo rankas, tik tai rankas naudoju kaip atramas ir pojūčių, pojūčių tai yra kontaktą. Visą impulsą, visą energiją ir jėgą aš sukuriu iš savo kūno, pradedant nuo pėdų ir taip keliauja impulsas per visą mano kūną. Pagrinde šitam masaže naudojami delnai, minkščiai, kumščiai, dilbiai, praktiškai visos rankų dalys. Viskas labai priklausys nuo žmogaus, su kuriuo dirbu. Kuo žmogus stambesnis, tuo stambesnės savo kūno dalis aš naudosiu. Čia yra minkščio technika. Dar vienas dalykas, tai kai jūs mokotės šito masažo, jūs kaip ir iš naujo, galbūt kažkam tai bus tai iš naujo, kažkam pakartojimas, bet tuo pačiu ir tobulinimas tų ergonomikos žinių. Ir jeigu matot, aš ne tik dėlioju rankas, bet ir kojas, jeigu pastebėjote, taip, kas yra labai svarbu darbe. Ir galiu pereiti prie naudojimo stambesnių savo rankos dalių. Vyras nėra smulkus, o man jį reikia gerokai pramaigyti ir ne tik paviršiuje, bet ir pasiekti geresnių sluoksnių raumenų. Kadangi aš labiau šiandien demonstruoju kaip paruošiamąjį masažą, tai jis neturi būti lėtas. Čia, kaip matot, nėra kažkokių pirminių tokių judesių prisilietimų ir panašiai, nes tikslas yra kitas. Masažo tikslas yra kitas. Neatpalaiduoti, neatstatyti kūno po krūvio. Aš dar paminėsiu, kad ne tiek pati svarbi technika, o kaip jūs ją taikot. Tai pavyzdžiui, aš tą pačią techniką naudoju ir gydomajam masaže. Kad būtų simetrija, tai aš ir iš kitos pusės einu, irgi paravertebraliai.
Ir man šitas pats masažas sukuria malonų pojūtį dirbant. Kadangi aš nuolat siūbuoju, aš nuolat judu, man jis nesidaro nuobodus, mano nėra tas, neatsiranda to statinio nuobodžio, kai masažuotojas, pavyzdžiui, atsistoja ir ilgą laiką daro ties vieną zoną kažkokius judesius. Tai šito man jis labai patinka. Žinoma, yra tam tikra technikų seka, kaip pavyzdžiui, šitas paravertebralinė ekstenzija, taip, raumenų einant nustumimas, yra viena iš pirmųjų technikų, nuo ko prasideda masažas. Toliau jau eina, kaip sakoma, technikos jau pareigamos detalizuojant. Taip, norint atidirbti tam tikros raumenų grupės, turi detalizuoti ir tam yra, pavyzdžiui, nykščio technika. Ir kiekvienas tos technikos poveikis keičiasi. Jis gali būti didesnis, daugiau akcentuotas į tam tikrą vietą. Dar vienas niuansas tai, kad masažas nėra kažkoks tai kaip pasakyti, programa ar šablonas. Priklausant nuo jūsų tikslo, jūs į jį įtraukiat kitokius veiksmus, kitokias technikas. Pavyzdžiui, jeigu jūs tai taikot labiau atstatomąjį masažą, tai jūs įtraukiat tempimus, postizonetrinę relaksaciją ir sąnarių mobilizacijas. Ačiū ranką, nieko nekeičiant, aš dirbu dabar su artimai ekstenzijų pusė nugaros. Ir vėlgi naudoju visą savo kūną. Ir galim paklausti mūsų modelį. Sakykit, kaip poveikis. Jaučiat giliai ar paviršutiniškai? Giliai. Aš vyro nepažįstu, matau pirmą kartą. Jis man čia nesufliruoja. Nes turėjo būti ramas mano modelis, bet dėja įsikirto mūsų pasirodymai. Gerai, iš kitos pusės pademonstruosiu, kaip galima dirbti su pečių juosta. Padėtis pasikeičia, man patogu, aš pasidedu žastą taip, kaip man reikia, jo petys irgi atpalaiduotas. Ir aš vėl pradedu nuo nykščių technikų dirbti su trapečia, naudoju abi rankas ir tuo pačiu galiu panaudoti savo kūną. Pereinam biškį prie sprando. Kadangi dirbant su sportininkais, dažniausiai nėra tiek laiko, kiek su įprastais pacientais. Jūs negalite atskirai padirbti su trapecija, su delta, po to pereiti prie sprando. Kartais dažnai reikia dirbti abiem rankom su keliom grupėm raumenų, nes reikia paruošti, reikia atmandyti. Tai gali būti kažkoks nors atvaržybinis, pavyzdžiui, jeigu ten rungtis, po to jis turi kažkokį valanduką pailsėti, jūs jį paruošat, atmaigot ir vėl jam reikia įsekinti trapeciją, atkabinu ir tada pereinu prie deltos. Delta, galinė deltos dalis, bet aš galiu užkabinti ir priekinę. Ir naudojant vėlgi savo kūną, aš išlyginu ir tuo pačiu išmaiginu. Delta, tricepsas, valavimas, dvigubas, lyvatukas. Ir visą laiką, kol mano kūnas juda, man pačiam faina dirbti. Man nėra daug vienos pozicijos, kai daug vienoj pozicijoj praleidžiu laiką. Bicepsas, guliant mano, aš naudoju dabar savo koją kaip atramą ir valuoju. Valavimą atlieku bicepsą. Kaip jaučiasi, kolega? Gerai? Bicepsą jaučiat? Jaučiat, kad dirbu su bicepsu. Nors bicepsą galima šitoj padėti. Vėl delta. Bicepsas, tricepsas. Ir matot, vėl naudoju visą savo kūną. Šitam masaže ypatingai šitie niuansai svarbus.
Nes kitaip, sportininkų, arba šiaip, netgi aš turėjęs vyrų statybininkų, sorry, net ant beveik 1,90 m, svoris apie 100 kg, kur aš ten pramasažuosiu, taip. Dirbis, veksoriai dirbė, pakaitinys. Visų savo svorį atsiriant ir naudoti visą savo svorį.